Sveiki, gerbėvėjai laivybos mylėtojai, sveiki žvejai. Labas. Dovydai, gera tave sutikti. Mieste niekaip tavęs neradau, galvoju, kur tu čia galėtų būti, tai teko atvažiuoti prie vandens. Turbūt didžiąją sezono dalį praleidi kasdien būdamas ant vandens. Jo, kaip sako, 24/7. Jo. Ryte vakare. Ir matyt, kad tokiu atveju jau tavo namai ir tavo kasdienis, taip sakant, būstas tampa laivelis. Tai šiandien norėjom patyrinėti, panagrinėti ir mūsų mėlyms žiūrovams parodyti tavo naująjį žirgelį. Kiek minėjai, čia jau jis turbūt gal 5. tavo gyvenime, su kuriuo tu žvejoji iš tikrųjų? Gal net ir daugiau, bet manau, kad galim pasakyti, kad ir 5. Bet šiai dienai tikrai reikia patogumo, nes būnu daug ant vandens, daug gidauju, važinėju ne tik po Lietuvą, bet ir Skandinaviją, tai tikrai reikia patogumo. Ir šitas laivelis, tai nežinau, visus lūkesčius mano išpildė, tikrai. Realiai variklis tikrai galingas, bet plaukiu tai atrodo kaip su elektriniu. Ir, pavyzdžiui, žmonės irgi prieina po to klausia, sako, kodėl jis taip tyliai plaukia, sako, taip greit praplaukia, bet sako, labai tyliai plaukia. Tai gal dėl būtent šito, aš neįsivaizduoju, bet tikrai jo, gali būti. Gamintojas Igoris, kiek diskutavom su juo, jisai pasakė, kad ta idėja įleisti variklį į vidų, padarant tas platformas be laiptuko, suteikia tokį efektą, kad jisai pasidaro dar tylesnis. Pati priekaba šioj vietoj tau patogiai tarnauja, jinai, kiek matau, yra multirolikas. Taip, tai čia yra Respo 2000, realiai pagal kilogramus, tai jinai pats tas ant šito laivo ir man visada sakydavo, kalbinėdavo, kad ten 2 ašys, nepasisuksi, sunku bus į kiemą įsisukti ir visą kitą. Galiu pasakyti, su šita priekaba tikrai visur įsisuku, pas mane labai siauri pravažiavimai į kiemą ir aišku, gal ten kažkiek padanga biškiai ir užsisuka, bet tikrai nesukelia ten kažkokių tais ten papildomų blogybių, kad ten kažkas nusimontuos ratas ar dar kažkas. Tai plus multiroleris, tai čia yra, neįsivaizduoju, kas geriau galėtų būti negu multiroleris. Tos dėžės ant priekabos priekio naudojimas gan dažnai patogus dalykas. Taip, labai patogus dalykas, dėl to, kad, pavyzdžiui, aš pats susikonstravau. Čia yra tokie papildomi padai, užsidėjau čia, kaip sako, nuo fūros dėžės, tai čia esu įsidėjęs atsarginę gervę, jeigu netyčia sugestų šitą, aš jos nesukau, tai įsidėjau čia stovi akumuliatoriai, pakrovėjai, tada dar stovi valdymo papildomas pultas, kad iš mašinos nuotolinį jungčiau gale naktį apšvietimą, kad viską gerai matyčiau. O kita dėžė irgi lygiai taip pat, pradžiai galvojau, man jos nereikia, bet po to pagalvojau, kad ganėtinai simetriškai atrodys. Galvojau, kažkam sunaudosiu, tai sunaudojau realiai ant tentą. Tai nusiemam tentą ir įsidedam į dėžę. Variklis pas tave 150-ukas dar paaštrintas. Biškai paaštrintas. Ir tada realiai plaukėdamas, koks tas traukimas, koks tas greitis, ką jauti, ką galėtum pasibėti, ne per didelę karvę, kad Ne, šiaip iš tikrųjų tai labai dinamiškas, glisuoja, jisai pasakiškai gerai, dėl to, kad gal aš užsidėjęs dėl to, kad 4 menčių sraigtą, tai jisai mane labai greitai išstumė į glisą. Ir greitis ar 1, ar 2, ar 3, bandėm ir 6, ir 7, tiesiog išbandyti, ar išeina jisai į glisą, tai galiu drąsiai pasakyti, kad 7 žmonės su šituo kateriu, su šituo varikliu ir su tuo sraigtu einam į glisą ir plaukiam 80. O maksimalus greitis yra 90, gerom labai sąlygom 91, 92. Taip. Ojejai. Ant priekio Garminą pasistatė čia tam, kad šnekėtų Taip, jisai susikalba su viskuo. Tai realiai pastačiau vien dėl to, kad prieš tai turėjau
turėjau visus išbandžiau Garminus, tai turėjau paprastą Force'ą, tada turėjau Krakeną ir dabar išėjo naujausias modelis Force Pro. Tai kol kas šiai dienai yra naujausias, tai yra čia Krakeno viduriai, bet pasirinkau vėl būtent Force Pro dėl to, kad yra rankinis nuleidimas. Tai tiesiog nepatikdavo kartais, kad su koja ten reikėdavo stumdyti ir mėtyti tą inkarą. Tai ant mažesnio laivelio tikrai dėčiau Krakeną 63, o ant didelio laivo dėčiau šitą Force'ą 57. Tai jis, aš nežinau, kokiom sąlygom, šiaip plaukiu tikrai dideliom, baisiom sąlygom, dideliu vėju, bet niekada gyvenime nebuvo jis manęs pavedęs. Ir kas nuo kitų inkarų yra labai gerai, kad viskas yra su Wi-Fi. Pedalas, pultas, ekranai, nereikia jokių laidų, pavyzdžiui, kaip kitus gamintojus. Taip, tai čia vienas yra patogiausias dalykas, tai pasijungi pliusas minusas, prisisukai ir visi tavo priedai susijungia Wi-Fi. Čia galima jungti 24 ir 36, jeigu jungiat 24 voltus, tai gaunasi 80 lbs, o jeigu jungiat 36, tai gaunasi 100 lbs. Kaip tu pasidaręs? Aš pasidaręs 24 ir man užtenka. Per akis visiškai. Tai tikrai nereikia ten dėtų 36 galima, bet manau, kad ne. Sakau, aš dar nesu tokiom sąlygom plaukęs, kad jis manęs neišlaikytų. Čia kažkas buvo, ramo laikiklio, matau. Čia pasidarėm pas jūs servizę, tai tiesiog, kad būtų paprasta nuimti, uždėti, užsidedam lempą. Jeigu užsibūni, kad į lieptelę neįsipaišytų. Jo, užsidedam lempą ir viską matom. Tai va, tai lempą irgi taip labai paprastai. Laidelį įsivedam, kada reikia pasijungiam, kada reikia nusiemam ir tiek. Ok, žiūriu, labai fainas dalykas, kad netgi priekinėme denyje būdant ir žvejojant yra dar papildomos nišos, ne tik grindinės, bet ir dėžutė šitoj vietoj. Jo, šitas labai yra patogu. Čia yra realiai aeratorius, tai jis yra priekė, čia yra visas aeratoriaus ten valdymai, pompo, šlangos ir taip toliau, jeigu kažkas atsitiktų. Čia turim labai didelę daiktadėžę priekį, tuoj parodysiu. Aišku, pas mane purvinas, nes, ruduo ganėtinai žvejojam daug, tai popieriaus, tašės, guminukai ir visa kita. Čia tiek guminukų, kad pasišerti galima būti. Tai va, spiroklytės, užsidaro, užsisega. Ir čia dar netgi. Ir čia dar yra 2 daiktadėžės, bet kartais tiek daug vietos, kad nėra ko pridėti. Tai ir matau, jau prie konsolės įtilpo netgi 2 16-tukai. 16-tukai, Jo, tai aš, pavyzdžiui, naudoju čia Garminą Panopticsą. Taip. Pagrindinis ekranas, čia naudoju SideView ir Garmino žemėlapis. O čia naudoju tada, kai, pavyzdžiui, kadangi toksai šiandien oras, tai nežinau, dėsim palapinę, nedėsim. Tai aš turiu pasidaręs tokią palapinę, pusinę. Ir į pusinę, kad galima čia palikti, o čia žvejoti, jeigu toks pakenčiamas oras. Jo, kol ieškai žuvies, tai sėdi šiltai, gerai, nepučia vėjas, nelyjant galvos, o kažką radai, tada lasdą nusileidai, tarkim, pasijungi šitą ekraną ir gali gaudyti nuo tas pusės. Čia po pagrindiniu deniu yra didžioji daiktadėžė? Taip, tai čia yra akumuliatorių viena daiktadėžė, o ten yra meškerių visas dėklas. Dabar bijau sumeluoti, ar 6 ar 8, man atrodo 6. Ok. Šonuose matau netgi audio. Audio taip. Ir nemažai. Nemažai. Taip, 4 kolonėlės. Prieš tai turėjau katerį, tai vis tiek važiuoja kartais papramogauti ir visą kitą. Ir imdavau tą mažytę kolonėlę ir sakydavau, tikrai žvejybai nereikia muzikos. Taip. Nevelnio. Po to susirinkinėjau šitą laivą ir nusprendžiau, kad pabandysiu įsidėti. Gal aš taip galvoju. Nereikės, neįjungsiu. Tai žinokit, įsijungiau, tai tikrai jos reikia. Man iš tikrųjų patinka denyje, kai šoniniuose bortuose apačioj būna ta skylė kojom ir įeini prie pat krašto gali atsistoti, net užsikabinti už galiukų. Taip ir būna. Labai toks smagus momenčiukas. Na, o čia gale yra denis, va šitos, man patinka
platformos, kurios apeina variklį ir gerai, kad čia nėra Taip. to slenkščio užkarpos, Taip. kuris yra. Labai patogus reikalas yra Pastatyti koją šiek tiek Taip. žemiau, kad pasiekti kažką tai. maudiniam, irgi viskas gerai, viskas įmontuota, niekas nebekaba. Tai Ai, čia jo, yra tas gumas, atsidaro, jo, tas nusimeta, nusileidžia ir viskas, labai viskas paprasta. Va ir Taip. kaip tik ką minėjo gamintojas, kad spinduolio grįžtančios bangos turėtų atsimušti į šią horizontalę platformą ir duoti gerą signalą. Šokam. Oi, palatsikat. Pasiilgau šitą jausmą. Iš tikrųjų, man patinka aukšti stiklai. Žiūri, platus. Aš ne vienam žvejybiniam kateryje, man jau norisi sakyti laive, nemačiau tokio dydžio stiklų ir panelės. Dėl to Wow, čia jaučiuosi, taip pasislėpęs labai įspūdingai, tikrai kaip salėj su panoraminiais langais, nes tugi nesi žemas žmogus. Taip, tai aš turėjau tokią problemą, nes kadangi nesu labai žemas, tai Taip. su 475 jos buvo sutraukta konsolė į vidų ir gaudavosi, kad stiklas gaudavosi kaip čia ekranai, tai aš plaukdavau, tai man taip galva būdavo išlindusi, bet esmė tame, kad nieko baisaus, nes vis tiek, praeidavo tas vėjas ir kepuris tai nupūsdavo, bet kai atsisėdau į šitą laivą ir supratau, kad, čia mano laivas. Po trečios prarastos kepurės pasikeitė į laivo modelį. Ir fainai iš tikrųjų, kad net už labai didelių 16 dydžio ekranų vis tiek dar yra vietos apžvalgai, plaukiant viskas ir puikiai matosi. jo, ir neišlindinėjant į viršų. Ir faina, tau gerai, tu už vairo laikysies ant greičio, o faina, kad čia rankelė ir aš labai patogu. jaučiuosi biškis saugiau. Nes žiburiukai tokie akyse, kad jaučiu tas greitis ne visada lėtas būna. Šitą ergonizerį mėgsti, naudojasi? Jo, tikrai naudoju, dabar, pavyzdžiui, įsidėjęs aš čia replės žuvį, bet šiaip iš tikrųjų tai taip, įsitraukiu kotus, čia susidedi, viskas patogu, nereikia kažko papildomai galvot, tai tikrai patogus dalykas, čia, pavyzdžiui, įsidedi švinukus, dėžutės kažkokias tais. O čia va tokia didelė niša atsidaro. Kas Taip, čia šita didelė niša yra šitam tentui. Ai, tas palapinė. Taip, ta palapinė, tai čia pasidedam ir realiai pradeda liet, iš karto užsidedi. Ir kaip minėjai, jinai čia pusinė yra. Jo, pusinė, kaip tik matosi, čia yra... Šitos vietos. Jo, iki šitos vietos, tai tarkim... Čia gali sušilti. Sušilti ir, tarkim, jeigu klientas arba draugas atvažiuoja gaudyt, tai tarkim... O jis čia gali žvejot. Jo, ir tai iš karto meti ir viskas. Gali nuo platformos, gali čia, kaip kam saugiau. Iš tikrųjų, aš taip galvoju, realiai šitų sėdinių tu turbūt niekada net neatidarėjai. Atidarau žmonėm, bet pasėdė ant tos sėdynės, sako, man gal Ir sako. ant viršaus gerai. Jo. Tai čia reikės perduoti gamintojui iš tikrųjų, kad, kaip ir reklamos tikslais visada apie tai pašnekam, bet mano tokia nuojauta, kad daugybė žmonių, jie šitą, va taip ir sėdi. Tikrai taip. Šiaip iš tikrųjų šitas sėdynės, šitos labai gerai, jeigu, pavyzdžiui, ten su šeima žmonės atvažiuoja, vaikai. Vaikams šitos sėdynės tikrai patinka. Čia yra irgi papildoma daiktadėžė, ten aš susidedu visokių guminukų ir viso kito. Šiaip labiausiai... O čia ta skylė čia... Čia yra statosi vamzdis ir pramogom. Ratas, slidės. Bet pramogos ne tik tos, kur šokti aplink stulpą. Galima ir vandens sportą. Jo, žinau, juokauju. Šitas, kas žvejoja, tai čia yra pats nuostabiausias dalykas, nes realiai... Iš tikrųjų tai įspūdingas daiktas. Jo, tai gal kas naudoja, bet patogumo padaro tai... Taip, nes realiai
Aš, pavyzdžiui, visą denį, va tarkim, šamas, jis yra labai gleivėtas, tai, pavyzdžiui, aš Taip. pagaunu, klientai pagaunu, nusinešam mes ten tą šamą, pasidarom tų nuotraukų, tai realiai po to neįmanoma ten būti. Ir aš pasirinkau dėl to Marideką priekį ne Kavroliną, Taip. dėl to, kad neįmanoma jo po to atplauti. Tai va šitas daiktas čia yra Labai patogus. gelbėtojas. Taip. Ir neužima daug vietos, vat nišoje iš Taip. tikrųjų Galima guli patogu. nuimti, galima įsidėti čia, bet šiaip aš va taip pasidedu ir visą sezoną realiai ir atplaukiju. Va čia tos nišos, kur prieės gali prie pat krašiuko praeiti ir pėdų priekį pakišti, ir Taip. tada labai patogu ir stabiliai jautiesi Taip. užsikabinęs, net jeigu dviese traukia arba Faktas. kažkokie dinamiški įvykiai. Ir vyksta. lygiai taip pat ir šitas nišas ir laivas, va galim pažiūrėti, labai stabilus yra. Taip. Tai realiai čia gali puikiai stovėti, gali nusimti dangtį, pasitikrinti tepalus, nu bet ką gali padaryti. Ir patogu ant to laiptuko iš tikrųjų simpatiška dar žingsnį padėti, jeigu kažką iš labai žemai Jo. reikia paiminėti. Taip, labai patogu. Čia Taip, kūmai. čia yra akumai. Jo. Jo. Ir pakrovėjai. O priekinis denis iš tikrųjų prieinamas labai staigiai. Atsidarai, Jo. praėjimas Šitas čia platus. nuo didelio Čia vėjo. iš tikrųjų vakare netgi ledai šviečia, ne? Taip, čia visur yra ledai sumontuoti. Šito aš dažniausiai nesegu, Okay. nebent labai didelis vėjas, kad būtų tiesiog patogiau. Atsidarai tą ir iškart Taip. varai. Tai va, Taip. šiaip labai patogus dalykas. Čia yra Aeratorius. iš karto aeratorius. Dar tuščias. Jo, Šiandien. dar tuščias. O šitoje pusėje dar maža daiktadė. Jo, ten tokia nedidelė daiktadėžė irgi tokiem techniniam dalykam, kartais virvių įsimetu, kartais kažkokią tais gumą, kažką, tai atsiranda. Valytuvas, pasaka, labai geras Būna, dalykas. kad įsijungia. Labai dažnai įsijungiu iš tikrųjų ir kaip tik valo šitą vietą, tai per lietų anksčiau negalėdavau plaukti. Ten išlendi iš po stiklo, bandai akinius dėti, vis tiek tau aplyja, prasoja dar kažkas. Čia tiesiog po stiklu pasislėpiai plaukiai, jeigu ganėtinai greit ant tavęs nelyja ir dar valytuvas valo, tai varai kaip lietaus. Techniškas dalykas. Nu ką, variklis gal šiek tiek apšylo. Jo, temperatūra Galima. rodo gerą. Galima pasižiūrėti, ar jisai kažkiek daugiau apsukas ima negu dabar. Manau, kad pasižiūrėsim tikrai. Kągi, Dovydai, iš tikrųjų tikrai įspūdingi pojūčiai plaukiant su šituo limuzinu ir ant bangų ir posūkius iš tikrųjų net nesijaučia. Nieko nesijaučiu. Pats pastebėjai, kad ten menkiausia bangelė ir didesnė ir mažesnė. Atrodo, nežinau, kaip ant kokios bandelės. Jinai eina, Taip, be jokio garso. ir dar man labai didelį įspūdį padarė iš tos panoraminės stiklai, kaip apeina iš tikrųjų ir viršui, ir šonuose apžvalga yra milžiniška ir kartu labai gera užuovėja gaunasi, tai tikrai įsivaizduoju, kaip gerai jaučiasi čionais visi tavo svečiai, draugai ir klientai. Tikrai taip. Taigi pavydžiu, sveikai pavydžiu to laiko, kurį jūs turite ant vandens, žvejodami ir medžiodami savo gyvenimo plėšrūnės ir matau, kad jau svečiai nerimauja. Nerimauja. Taigi reikia jiems užleisti, nors ir labai gaila šitą vietą. Ačiū tau dar Ačiū. kartą ir Pasimatysim. kaip visada sakau jums, smagaus plaukiojimo, o apie naujus modelius papasakosime kitą kartą. Iki! Iki. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.